kurie jaučia gamtos jėgą, kad mes turim gyventi darnoje su aplinka, darnoje su savimi. Kalnas keliauja pasauliui, taip pat pagal seną tradiciją. Doliuta, dolia, 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 doliuta, dolia.
visą laiką, kai lietuviai pradėdavo valgyti ir gerti, būdavo nupilama simboliškai protėviams arba žemynai, nubarstoma ant žemės, nupilama ant žemės. Šitą paprotį turi visa Europa. Aš tiek mačiau, tai daroma Danijos, Tatrų, Vikingų, tiek mačiau, tai daroma keltų pasaulyje, Galicijoje, Ispanijoje, Italijoje, Balkanų pusiasalyje. Visur sutampa tas simboliškas padėkos parodymas, atiduodant šiek tiek savo vargu sukurto maisto, gėrimo, šiek tiek nulėjant tos saldybės dievams. Nes gyvenimas yra dovana ir už jį dera būti dėkingi. Tegul mūsų tauta išlaiko savo tradicijas. Tiki jomis ir seka, kaip sekama pasakomis, tai kad visi iš mūsų iš tikrųjų ieškotų to pačio žiedo, tikėtų legendomis, sektų jas savo vaikams ir kartu sektų paskui tas legendas į giliasias girias ir atrastų tenai pačią tikės pasaką. Darnos, su rasa, aš kažkur turėsim sąlyginti. Dabar tiesiog siunčiam vieną. Tai aš linkiu, kad Londono Romuva plėstis ir kad mūsų šeimininis indėlis šventė, bendruomenės šventė, nekiltų ir klestėtų, augtų ir plėstų savo šakas. Ir kiekvienas Romuvis, pritrūkęs stiprybės, ateitų į Hyde parką prie ąžuoliuko, kur buvo pirmą kartą įkurta Londono Romuva. Mes buvome prie to ąžuoliuko ir jisai mums pakalbėjo, kad jis žada augti pats didžiausias tam parke. Nes kai mylim mes medžius, tai jie ir taip klesti, kaip jiems dera. Jis yra prie Serpantino ežero to. Ar kaip jis Serpantino? Šiek tiek į dešinę pusę, tai žiūrint į tą Serpantino ežero pusę, kaip į dešinę nuo tos kavinės. Ten, kur Baltijos kelias. Eisit, kai išgirštis kuždėsi, vadinasi, jau ten ir bus. O jeigu krenta ant grindų